Šiandien spalvoto stiklo galimybės yra neribotos. Spalvotas stiklas komponuojamas įvairiose erdvėse. Virtuvių sienelėms vietoje įprastų plytelių, sanitariniuose mazguose bei dušo kabinose. Spalvotas stiklas yra naudojamas ir stalviršiams. Esame kirpykloje salone, kurio interjerą kurdami dizaineriai pasirinko spalvotą stiklą. Mums pasiūlė dizainerė, kad galima padaryti nestandartinių sprendimų, nes mes norėjom daug interjero detalių daryti nestandartinių. Dėl to buvo pasirinktas dažytas stiklas, kad turi daug privalumų. Stiklą pasirinkome dėl kelių priežasčių, dėl to, kad atitinka puikiai higienos reikalavimus, įdomiai atrodo, su dizainerė pasitarėm, nusprendėm, kad tai bus kažkas naujo, gražaus ir ne tiek atsibodę, kiek bet koks kitas vaizdas, kaip plytelės arba plastikas, kuris labai greit susibraižo. Buvo rinktasi pilka spalva daugiausiai, dėl to, kad tai yra prabangos spalva, plus tai yra labai praktiškai. Kaip matote, salone yra pastelinės spalvos tiek sienų, tiek durelių, taigi pasirinko dizainerė būtent sienelę stiklinę, taip pat pastelinės spalvos. Tai yra balta spalva, turinti šiek tiek žalsvo atspalvio ir tai, kaip matote, yra vientisas stiklas, kuris yra virš 2 metrų. Šiame salone mūsų meistrai yra įrengę ne tik sienelės dažyto stiklo, bet ir veidrodžius. Paletėje matome 10 standartinių spalvoto stiklo spalvų. 10 spalvų, tai reiškia 10 stiklo rūšių, yra pastelinės spalvos, tai yra gelsva, rausva, balta, arba yra ryškios spalvos, tai kaip raudona, žalia, mėlyna. Čia yra pagrindinės spalvos, kurias būtent gamina jau stiklo gamintojai. Kitos spalvos, jeigu daleiskim jų čia nėra, yra jos gaminamos. Pavyzdžiui, kai yra storesnis stiklas, tai mes jį pirmą pagaminame, užgrūdiname ir tada pagal pasirinktą spalvą, ralo kodą, mes jį nudažome. Salone buvo panaudotas standartinio, tai yra 4 mm storio spalvotas stiklas. Dažyti stiklai paprastai yra 4 mm storio. Tačiau jeigu mes gaminame stalviršius ir kitokius stiklus, kur reikalaujama, kad būtų didesnis stiklo storis, tai yra 8 arba 10, tada jau būtent imamas storesnis stiklas. Spalvotas stiklas interjeruose saugus pasirinkimas. Dažyto stiklo nugarinė sienelė, būtent dažyta spalva, yra klijuojama apsauginė plėvelė ir tada tas stiklas yra klijuojamas prie sienos. Dažyti stiklai yra montuojami labai paprastai. Tai reikia turėti silikoninius klijus, su kuriais prilipinamas būtent stiklas prie sienos. Silikoniniai klijai parenkami pagal stiklo spalvą. Pavyzdžiui, jeigu yra šviesus stiklas, tai spalva turi būti šviesesnė. Ant standuko esantys stiklai yra 4 mm storio ir šie stiklai yra negrūdinami. Tačiau tokie stiklai kaip stalviršis ar didesnės virtuvinės sienelės reikalauja saugumo, todėl mes stiklą turime užgrūdinti ir tada tik tai jau dekoruoti. Taigi, tiek spalvų paletė, tiek storiai, tiek dydžiai, šiandien renkantis spalvotą stiklą jau neribojami. Paprastai gamintojo pateikiami stiklai šitie dažyti yra standartinio dydžio, tai yra 2,55 m, 1,60 m. Tačiau jeigu stiklas yra didesnis, mes jį gaminame, užgrūdiname ir tada jau dažome. Tada jau stiklas gali būti ir storesnis, tai reiškia 6, 8, 10 mm, arba jį gali būti tas pats dydis, jau 3 metrai ir daugiau. Spalvotas stiklas interjeruose – praktiškas ir skoningas pasirinkimas.